Sveiki visi, su jums aš Joris ir šiandien mes iš tikrųjų gavome gal tokį pirmą tokią dovaną iš fano. Tiesiog žmogus parašė mano Facebook puslapį ir jis pasakė, kad ar nori kameros. Jis norėjo, kad būtų mano YouTube kokybė geresnė. Ir turbūt ko man reikėjo, tai iš tikrųjų reikėjo GoPro kameros. Ir pagalvojau, blemba, nemokamai, aš sakau, gal atsidėkot kažkaip. Ir sakė, ne, nereikia. Iš Facebooko puslapio netrodo, kad jis kažkoks netikras, ten fejkas. Tam žmogui tikrai patinka mano video, nes įpakavo labai gražiai. Buvo išlik ramus ir mylėk vloginimą. Ta prasme, aš ir esu ramus. Like, what? Bet nesvarbu. Atidarykime iš tą vaikutį. Šitas package'as pavadintas Mr. Joris, look at it. Taip, kur mano įrankiai? Įrankis. Jo, tai yra GoPro kopija. Tai aišku, to stebuklo tai jau negausim. Gerai, dabar ką galiu pakomentuoti, kad kad kamera bus šiek tiek mažesnė. Žmonės, aš pirmą kartą naudoju GoPro, tai kaip čia tai daryti? Okei. Bet vieno dalyko nepasakiau, kodėl būtent šita kamera yra gera. Tai yra vienintelė priežastis. Jinai yra maža. Idealiai telpa mano delne. Netgi mažiem vaikam tikrai telpa. Kas iš to, kad maža? Leiskit paaiškinti. Įsivaizduokit, išeinate su draugais pasivaikščioti ir galvojate, wow, gal kažką nufilmuosim, bet taip nežinom, ar kažką gero ar ne. Taip šiaip, ta prasme, paprastai, taip išeini. Kai tipo bent jau, kad ne tai, kad į kažkur kelti, tiesiog šiaip įsiamžint tuos vaizdus. Aš dabar kišenės čia neturiu, bet tai aš einu greitai apsiausiu kelnes ir aš tu jums paaiškinsiu viską. Jo. Va, matot? Tiesą sakant, galima, kad ir kišenės įdėti. Gali prilipdyti bet kur. Su šita detalė, tiesą sakant, jeigu norite kažkur prikliuoti, kad prie mašinos. Duosiu pavyzdį. O vas, vienu momentu buvau, kad jau sulaužiu, bet tai neįvyko, viskas gerai. Išbandysime, ar stabiliai laikosi. Aš iki galo nesidėjau, atraukiu Falloutas. Ir dar vienas dalykas tai, kad gali filmuoti po vandeniu, aš dabar būtent po šito parodysiu visą montažą, kokį padariau. Labai lengva, įdedi. Viskas, to kamerą gali dėti, kur nori. Aš sakau, čia daug detalių ir tiesiog daug yra funkcijų ir gali tą kamerą bet kur prikliuoti. Aišku, tai paprastai prie sienos tai prikliuosi. Tiesą sakant, prie sienos prikliuosi, jo. Oi. Kaip gražiai įsideda. Ir užsidaro labai fainiai. Užsidaro viskas. Valia, viskas. Vertė gal turim $5. Gerai. Gal gali padėti, man tiko problema, kaip įvedu tą kodą Joris, o man rašo tavo kuponą, aš jam noriu padėti ir aš jam parašysiu, kad jau naudoji kaušimą. Ką Arna žiūri laisvalaikį? Labas gražuolė. Kaip įvertink jo šokį? Sakė, gali varyti Lietuvos talentus. Rimtai varyti Lietuvos talentus. Mes einam valgyti, žodžiu. Judėk, draugauk tik su gerais draugais ir nesušauk. Iki. Ar nusivalėjai? Ne. Ne, va, nokti, kertu. Ne.
Ir čia yra mano video normalus. Čia kitus, mano video. Būna ar nenormaliuoja? Video geras. Kam siūlau šitą kamerą? Tai, kas nori įsiamžinti, o jeigu norite daryti profesionalius video kaip aš, aš ne profesionalus darau, tai norite geresnės kokybės, tai tikrai nepatariu imti tokią kamerą kaip mano. Didelis ačiū šitam žmogui, kad jis man atsiuntė šitą kamerą. Jeigu norite man kažką atsiųsti, tiesiog rašykite, nežinau, į Facebookas yra description'e Gmailas mano. Tai būtinai priimsiu dovaną jūsų ir galėsiu padaryti review. Tai jau jūs spręskit jūsų idėją. Dar be to, kad mano kovo 20 gimtadienis, tai jeigu gausim kažko, nežinau, tai tikrai išpakuosime. Būtų labai smagu. Tai spaudžiame laiką, jeigu norite daugiau tokių video, kaip tokių apžvalgų video. Nežinau, ar jums patiko, bet tikiuosi jums šitas video patiko. Tai spaudžiame laiką. Su jumis buvo Šiaurės ir iki.